tikiuosi gyvenat gyvenimą ir jo mėgaujatės, kaip visada. Šį kartą laida truputį vėlavo, atsiprašau už tai. Atsakymas yra labai paprastas, buvau išvykęs, visai neseniai nusileidau ir šitas mano įrašas yra truputį refleksija to, ką mačiau. Keliavau po Izraelį, Jungtinės Arabų Emiratus, susitikau irgi su žmonėmis, norėjau išgirsti, kas vyksta regione. Pamatyti, kaip dėliojasi regionas, kur mes esam 2 metai praėjus nuo karo pradžios. Ir tame regione, ir tarp Izraelio, ir Hamaso, ir kur viskas eina toliau. Ir tiesiog norėjau su jumis pasidalinti tam tikromis tiem, kurie domisi šituo regione. Aš manau, bus įdomių dalykų. Antroji tema, kurią aš norėsiu paliesti, tai yra NBA Europe. NBA Europe. Nes senai šitą temą domiuosi nuo to, kai jinai prasidėjo, nes visą laiką norėjau, kad į Europą biškiai ateitų kažkokie naujesni vėjai, kad FIBA pajudėtų, bet FIBA, kaip žinom, yra FIBA. Ir NBA, ir tas susitikimas, kuris atsitiko tarp Eurolygos ir NBA, jisai sudėliojo naują situaciją, tai aš manau, jums papasakosiu, turiu kai kurios informacijos ir galbūt papasakosiu jums daugiau, nes manęs labai paprasčiausiai neremia jokia, kaip jūs matot, jokia VPN bendrovė. Aš galiu kalbėti laisvai, kaip aš įsivaizduoju ir tiesiog turėti savo nuomonę, kurią aš visada turiu, kaip jūs žinot. Tai mes su jumis irgi būtinai tai aptarsim. Pradžioje Izraelis. Nepaslaptis, kad man patinka mentalitetas Izraelio, kaip jie funkcionuoja, tai nėra kolektyvistinė bendruomenė, bet tai yra bendruomeniška bendruomenė, ar ne? Jie nėra kolektyvistinio mąstymo žmonės, bet jie yra labai bendruomeniniai dėl paprastos priežasties. Jiems 2,5 tūkstančio metų reikia kažkokiu būdu išgyventi. Nuo Babilono laikų juos viena ar kita imperija visada didesnė norėjo, švelniausią formą arba pavergti, arba tiesiog paprasčiausiai sunaikinti. Ir jiem reikėjo išgyventi. Ir tai, kaip jie priprato gyventi išgyvenimo sąlygomis, tai iš tikrųjų žavi. Kiekvienas visuomenės narys nuo vaikystės yra tame dalyvauja, įsitraukęs ir priima tai kaip duotybę. Tiesą pasakius, ne kiekvienas, mes tai aptarsime vidaus politiką Izraelio, kuri irgi yra ganėtinai įdomi. Ir aš vis galvoju, nes aš dažnai girdžiu, mums reikia daryti kaip Izraelį. Ir aš visada klausau ir galvoju, taip, tai yra labai graži utopija, bet tu supranti, kad tai yra neįgyvendinama. Mes neturim tokios baimės išnykti reflekso, mes būdavom dalinami ir dažniausiai, tiesą pasakius, mes su tuo susitaikydavom, ar ne? Mes turėdavom kariuomenę tarpukarį, bet mūsų garbę turėdavo ginti partizanai. Ir tai daug parodo. Tai daug parodo apie tai, kad mes žinome, kad vienaip ar kitaip mes prisitaikom, išliksim ir vienaip ar kitaip vis tiek gėris laimės ir viskas susidėlios, ar ne? Jie iš esmės savo negali to leisti, jie turi būti stipriausi regione, kad jų bijotų, jau dabartinėmis sąlygomis, nes jeigu jie nebus stipriausi, juos tiesiog suspaus kaimynai, kurie jų švelniai tariant nemėgsta. Bet čia irgi yra tam tikra specifika, kurią mes su jumis aptarsim. Taigi aš nelabai tikiu tą utopiją, kad Izraelio patirtis ir Izraelio tikrai labai gerus pavyzdžius galima perkelti Lietuvą vien dėl to, kad mes neturim tokio mentaliteto, tokio karingo, pavadinkim, ir išgyvenimiško mentaliteto, kurį turi jie. Antras dalykas, kalbant jau apie dabartinį Izraelį, yra Netanyahu faktorius. Netanyahu yra neįtikėtinas politikas, neįtikėtinas. Jeigu prieš 2 metus aš pirmą kartą Izraelį buvau, kai atsitiko spalio puolimas, po savaitės aš ten nuskridau, kai tik buvo galima, tam, kad išreikšti paramą, parodyti, kad kad mes palaikom juos ir visi, kurie kalbėjo, sakė, kad Netanyahu yra viskas. Jis politiškai bus suvalgytas, jis yra politinis lavonas.
nes tai, kas atsitiko Izraelyje, buvo traktuojama kaip ir jo kaltė. Iš dalies, be abejo, yra Hamasas, bet iš Izraelio pusės jisai buvo projektuojamas kaip žmogus, kuris, sudarė sąlygas tame. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Ir dabar, po 2 metų, mes greit turėsime rinkimus ir su didžiaja dalimi ekspertų, žmonių, su kuriais aš kalbu, jie visi sako, tikėtinai jis išliks ir koalicija taip sudėlios, kad liks valdžioje. Tai yra fenomenalu. Aš klausiau žmonių, kurie, taip sakant, arčiau dirba su juo. Ir jų pastabos buvo 2. Kaip jis tai padaro. Jų pastabos buvo 2. Jisai vis dar skaito, ypač istoriją. Mes čia su juo turėtumėm ką aptarti, nes labai supratau, kad čia geras judesys. Politikoje yra skaityti istoriją, iš jos mokosi, nuo Romos laikų, nuo visų. Jisai puikiai supranta, kaip viskas vyksta, jis visada turi laisvą minutę, visai skaito. Ir antras dalykas, jis visada žino, ko norėjo žmonės greičiau, negu žmonės to nori. Čia irgi labai geras fenomenas politikoje, dievinu. Nes didžiąją dalį Lietuvos politikos, ką aš matau, kad mes tiesiog, kai jau viskas prisirpsta ir jau viską tai aptarė ir ta paralelinė žiniasklaida ir visą tai išgyvena, staiga tai tampa jau ir tada kažkokį, politikų susirūpinimo objektu, ar ne? Ir tai daug parodo. Tai jisai tas, kuris užbėga. Tai jisai šiuolaikiniame Izraelyje irgi be jokios abejonės, jis bus traktuojamas įvairiai, bet tai yra fenomenas politikas, be jokios abejonės, kuris sugeba iš beviltiškiausių situacijų išlysti. Kodėl jis prieš 2 metus buvo traktuojamas kaip vienas iš tų, kurie iš Izraelio pusės yra kaltas. Mes kažkada su jumis tai aptarinėjom, bet tai buvo prieš 2 metus, tai mes pasikartokime. Izraelis yra labai susiskaldžiusi visuomenė. Labai susiskaldžiusi, kurioje yra labai daug partijų, tai yra radikalėjanti visuomenė, tas pats kaip ir Lietuvoje, eina į dešinę, ir vis stiprėjančios yra kraštinės dešinės partijos. Ir Netanyahu su tomis nuotaikomis žaidė, jisai ėjo į dešinę ir sudarinėjo koaliciją su radikaliomis dešiniosiomis partijomis. Kai tu sudarinėjai koaliciją su radikaliom dešiniam partijom, kai kurie iš tų radikalių dešinių partijų rinkėjai yra vakarų krante statėsi, tai yra naujakuriai. Ir Mosadas, kitos tarnybos Izraelio buvo įsitikinusios, kad karo tikrai nebus, viskas yra pakankamai saugu ir daug kareivių, kurie buvo Gazos sektoriuje, tam, kad apsaugoti naujakarius vakarų krante, jisai permetė į vakarų krantą, iš Gazos. Tai buvo daroma ne tiek pačio Netanyahu ten iniciatyva ar politinė platforma, tai buvo daroma jo koalicijos partnerių prašymu. Ar ne? Mes einam į koaliciją su tavim Netanyahu, bet iš tai tu permeti karius senais, nes mums reikia tiem naujakuriam užtikrinti saugumą. Ir jisai su tuo žaidė. Ir kai atsitiko tai, kas atsitiko, buvo situacija, kad žymiai mažiau nei galėtų Gazos ruože buvo žmonių. Ir be jokios abejonės, mes suprantam, ką tai reiškia. Kitas faktorius, kuris yra jau plačiajame kontekste, yra tai, kaip veikia specialiosios tarnybos. Čia geras pavyzdys, nes informatorių mes su jumis įsivaizduojam, Mosadas Gazos ruože turėjo tikrai daug. Ir ta informacija, kad galimas puolimas, jie tiesą pasakius netgi matė, kad vyko pratybos puolimo apie tai, kad Hamasas jisai atlikinėjo pratimus ir pratybas to, kaip jisai atakuos. Tai, ką jis padarė spalio 10. Ir neįtikėtina, ar ne, atrodo. Tačiau specialios tarnybos turėjo informaciją, bet ir čia yra 2 dalykai. Tavo informacijos turėjimas ir kokias išvadas su ta informacija tu darai. Ir Izraelis buvo įsitikinęs, netgi turėdamas tokią informaciją, tai yra blefas. Blefas dėl paprastos priežasties buvo absoliutus įsitikinimas, kad Hamasas suinteresuotas tapti klasikinę paprastą politinę partiją.
kad jisai nesuntruos kariniu konfliktu, jisai nori būti populiarus žmonių tarpe, jisai nori įsitinklinti, jisai gauna pinigus iš visų, jam gerai, ten korupcija, Hamaso vadai vokia milijardais ir ten visiems viskas yra gerai. Ir kad jisai negriaus tos sistemos, kurią jisai pats kuria, ar ne? Ir kad visi tie pasiruošimai ir kalbos apie tai, kad kažkas artėja, tai yra tiesiog vidaus rinkai mobilizuojant ir palaikant populiarumą žmonių gyvenančių Gazos ruože akise ir kad iš tikrųjų nieko neatsitiks. Ir kai tai atsitinka, tai visiškai šaudo saugiklius ir tu supranti, kad jie tiesiog, visa ta informacija, kuri gulėta ant stalo, jinai buvo perskaityta ne tai, kas buvo parašyta, o tai, kaip žmonės saugumo tarnybose norėjo tai traktuoti. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai be jokios abejonės, automatiškai, kas tuo metu premjeras Netanyahu, tai automatiškai jisai irgi traktuojamas kaip vaikinas, kuris prasileido, švelniai tariant. Jis yra už tai atsakingas. Tai su visa ta situacija jisai ateina į karinį konfliktą Gazos ruože. Ir po 2 metų mes turėsime rinkimus, kuris vėlgi turi galimybę laimėti, vėl sudaryti koaliciją su kraštinė dešinė. Ir didysis debatas šiuo metu vykstantis Izraelyje yra ganėtinai įdomus. Dėl to, kad visi tenais turi tarnauti, vaikinai tarnauja 3 metus, merginos tarnauja 2 metus. 18 metų ir tu eini ir ten tokie vaikai, karinė uniforma ir jie tiesiog visur. Tu važiuoji ten kokias karinės bazės ir pro karinės bazės ir tu matai ten visokius darbus atlieka jaunuoliai ir jaunuolės, ar ne? Žiauriai toks, tas kontrastas įsivaizduojamas, kaip mes įsivaizduojam, žinot, šiandien, kaip tai Lietuvoje būtų sutraktuota ir vien tas debatas apie tai, kaip jisai atrodytų pas mus, suprantant objektyviai, ar ne, su mišnekant. Tai visi tarnauja ir tai yra tiesiog privaloma. Tačiau, kaip visada yra tačiau yra, kad netarnauja tie, kurie yra labai religingi. Tie, kurie labai religingi, jie turi išimtis ir jie nedirba dėl to, kad jie yra religingas ir galbūt jisai net didelė dalis iš jų net nedirba dėl to, kad jie yra religingas ir jam nėra laiko dirbti, jam reikia melstis. Tai tokie žmonės gauna tenais išmokas ir jiem nereikia dirbti ir jie tiesiog meldžiasi. Ar ten ką nors daro. Tai didysis debatas, kuris šiuo metu vyksta, yra ką darom. Ką darom, kad parlamente vyksta debatai, ką su tokiais darom. Yra teismų sprendimai, bet viskas yra politiniam dabar lygiai. Iš esmės ir debatai artėjančios rinkimuose yra, kodėl kai kurie žmonės, didžioji dalis visuomenės tarnauja, atidirba, eina į Gazą, tu susitinki su žmonėm ir jie sako, mano šiuo metu 2 ten vaikai, vienas vaikinas, viena mergina, jinai padeda, kur nors ten logistikoje daugiau, ar ten kur nors arti fronto linijos, o kitas yra tiesiog šiuo metu fronte. Ir tu girdi tai nuolatos, labai labai daug žmonių, kurie tiesiog kurių vaikai tiesiog šiuo metu fronte ir tu žiūri į jį ir galvoji, kiek to žmogaus vaikui metų, ar ne, ir tu supranti, kad ten koks 20 maks, o jisai šiuo metu tame ruože tenais atlieka karinės operacijas. Tai rimtai taip, žinai, ir tu supranti, kad ten kiekvieną dieną, rizika yra tikrai labai didelė, aukų yra ir, ten dalykai vyksta. Ir tai yra priimama kaip natūralus dalykas. Ir kai kurie ne tik, kad netarnauja, bet dar ir gauna tiesiog išmoką. Ir debatai yra iš tikrųjų aršus. Ir čia vėl ta pati situacija su Netanyahu. Netanyahu supranta, kad didžios dalies visuomenės akise tai yra, suprantama, kad tai turbūt nėra iki galo teisinga, kad jeigu tu esi labai religingas, tai gink Izraelį, ten savo šventą žemę ar ką ten. Bet jie turi išimti šiuo atveju. Ir Netanyahu turbūt būtų daugumos pusėje, bet jisai supranta, kad tos partijos, kurios atstovauja tos žmonės,
kraštinės dešinės, kaip taisyklė, partijos žmonės, jiem reikia su jie koaliciją daryti. Ir dėl to Netanyahu žaidžia su jais. Tiesiog, vėlgi, politinis žaidimas ir savo tikslų siekimas, kuris, bet tai Netanyahu moka labai gerai daryti, išnaudoja tos susiskaldimus ir pasiskaičiuoja, nes dienos pabaigoje politika yra ir matematika. Deja. Tai va, tokia bendra politinė situacija, kaip mes iki to atėjom. Kad mes suprastumėm, Izraelį yra po to, kas atsitiko prieš 2 metus, yra absoliučios nuotaikos. Jiem nelabai jau svarbu. Juos jaudina, kaip žiūri visuomenė į Izraelį ir jo veiksmus, jie jaučia neteisingumą, ar ne? Sakysime, kodėl ten, kai Sirijoje vakarai tiesiog miestais šluodavo, niekam nebūdavo jokių problemų dėl to, ar ne, kai kovo buvo su ISIS, ar ne, kiek žmonių žuvo, piliečių žuvo žymiai didesnis kiekis negu ISIS kovotojų, bet vakaram buvo nušvilpti, kas vyksta kitur. Na, mes daug su jomis istorijų ir mes suprantam realybę, kokia jinai yra ir mes esam tenais, kur esam. Tai jie tai traktuoja, jie be abejo, jiem tai yra svarbu, bet iš tos pusės jie yra nusprendę labai paprastą dalyką. Tai yra, tai buvo diena, kuri, dabar arba mes, arba jie. Ir jie tai primė, kad mums nebesvarbu reakcijos, mums nesvarbu nuomonės, mes dalaušim situaciją iki galo, kaip reikia tai pasiekti. Dėl to, kad mes vėl negalime ten praeis 10 metų ir vėl mes turėsim tokią pačią situaciją. Tai jie pasakė, kad ne, daugiau to nebus. Ir tai yra bendras konsensus visuomenės, kad mes vėl negalim prie to grįžti ir dėl tai diktuoja bendrą situaciją. Kas ten yra, jie eis tiek, kiek jie galės. O jie galės labai priklausomai nuo Trumpo, nuo Jungtinių Amerikos valstijų administracijos, dabar Trumpo situacijos. Mes turime Trumpo planą, kurį visos pusės iš esmės priima pakankamai gerai. Mes po to kalbėsim apie kitų šalių į tai reakcijas. Izraelį priima tai gerai. Klausimas yra, kaip tu tai traktuoji, kaip tu perskaitai tai per eilučių, nes planas yra iš tikrųjų neblogai sudėtas. Tai yra iš esmės Kušnerio planas ir jisai yra tikrai neblogai sudėtas. Bet tai yra planas, kaip jis bus įgyvendinamas ir kas yra tarp eilučių, kiekviena šalis traktuoja vėlgi savaip, yra palikta vietos truputį interpretacijai ir iš to skirtingos šalis daro skirtingus išvadas. Izraelis iš to daro savo išvadas ir patikėkit manim, jie nori situaciją išspręsti iki galo. Tai tokį ryžtą aš mačiau. Dabar. Didysis klausimas, kurį aš tenais uždavinėjau ir atsakymą, kurį negavau ir tą labai aš norėčiau, kad mes užfiksuotumėm, aš visur klausiau vieno dalyko, tiek su oficialiais pareigūnais, tiek su think tankais, tiek su kitais. Aš klausiau jų vieno dalyko, pasakykit, vienas dalykas, koks yra jūsų galutinis tikslas, ką jūs norit pasiekti, užfiksuoti, kad jūs pasakytumėt, taip, dabar mus tenkina situacija ir gyvename toliau, viskas, mes pasiekėm savo tikslus. Ir nei vienas nesugebėjo man to atsakyti. Nei administracijos atstovai, nei Izraelio valdžios atstovai, nei kas nors kitas. Tai iš tikrųjų yra dalykas. Plano neturėjimas irgi yra planas, be jokios abejonės, nes kartais plano neturėjimas yra tiesiog durnumas. Bet šiuo atveju plano neturėjimas turbūt irgi yra plano dalis, nes ten per daug gudrus ir protingi žmonės, bet tai tam tikrus dalykus irgi mums su jumis atskleidžia, ar ne, kad iki galo jie negali artikuliuoti, kas bus ta situacija, kai jie pasakys taip, mes esam patenkinti, mes pasiekėm tai, ko mes norėjom ir verčiam sekantį puslapį. Verčiam sekantį puslapį tiek Izraelio viduje, tiek santykėje regione su kaimynais, tiek tarptautiniai bendruomenėje. Kad aš galėčiau atsisėdęs sakyti, nes, sakau, tai kaip tai turi atrodyti ir ką aš dabar jums, sėdėdamas su jumis, turėčiau pasakyti, ko siekia Izraelis, ką jis nori pasiekti, sakydamas, kad viskas yra. Tai to atsakymo aš tiesą pasakęs negavau ir,
Klausai ir nėra artikuliacijos. Ir tiesą pasakius, tai parodo dalykus. Izraelis yra pakankamai geroji situacija. Kodėl, kas čionais yra faktoriai? Izraelis yra pakankamai geroji situacijoje regione. Buvau nuskridęs iki Libano ir Sirijos sienos, pažiūrėti, kaip ten Hezbollah veikia. Hezbollah dabar nustumta ir kol kas negrįžus, dar ir negrįžus dėl paprastos priežasties, dėl to, kad jinai gali grįžti tik su vietos gyventojais, o gyventojai vietos negrįžta iš Libano pusės, nes jie nebenori būti įkaitai, nes Hezbollah reikia, kad būtų vietos gyventojai. Kad būtų vietos gyventojai, jie veikia taip pat kaip Hamasas, yra vietos gyventojai ir tu gali daryti veiksmus prieš Izraelį ir jeigu Izraelis atsako, sakyti, va, žiūrėkit, vietos gyventojai kenčia. Tai vietos gyventojai negrįžta ir Hezbollah labai sunku tada judėti. Bet Libanas bet kokiu atveju yra jau viskas, jau yra fail state ir greitų metų manau, kad visai tai bus galima daryti išvadų oficialiai. Libane vienintelė funkcionuojanti organizacija yra kariuomenė. Labai gaila, nes Libanas, prieš pilietinį karą tai buvo tikrai labai pasiturinti valstybė, pasaulietiška ir iš tikrųjų tai buvo pavyzdys regionui kitom šalim tuo metu tikrai ir dabar tai, kaip tai atrodo, yra labai liūdna. Tai ten iš tikrųjų yra likusi kariuomenė, kuri yra silpnesnė už Hezbollah, nes juos remia Iranas ir ta situacija yra, jūs suprantat, Hezbollah daro, ką jinai nori, jungtinių tautų prižiūrėtojai jiem yra Hezbollah nurodoma, kur jie gali vaikščioti, ką filmuoti, jie pas Hezbollah nėra užfiksavę niekada jokių ginklų, jokių raketų, jokių pažeidimų. Jungtinės tautos tai yra kažkas yra neįtikėtino, be jokios abejonės, ką pavirdus jungtinės tautos. Ir jie daro ten, ką nori, bet jie kol kas negali grįžti. Izraelis irgi jos vakcinuoja nuo pasienio, stumdami nuo pasienio. Tai jie gali savo tai leisti, Izraelis gali savo tai leisti. Sirijos kaip valstybės, kaip mes žinom, nebeliko. Naujasis jų prezidentas, kur iš tikrųjų yra, už kurio stovi Turkija, jisai žaidžia savo žaidimą, jisai nori labiau išbalansuoti įtaką savo. Kad mes suprastumėm, jeigu jisai uždaro Rusijos bazes, jeigu jisai išvėja kitus ir iš esmės jisai tampa priklausomas vien nuo Turkijos. Tai jisai nori žaisti kitą žaidimą, jisai nori daugiau balanso. Ir jisai, jeigu matėt, paskutiniu metu naujasis lyderis, kuris, ISIS vienas iš vadų, nusiskuto biški barzdą ir tapo labai geru, fantastišku lyderiu. Jisai sėdėjo Jungtinėse Amerikos valstijose kalėjime, jis buvo pagautas. Yra versijų, girdžiu versijų, kad jisai tuo metu, susitarė su amerikiečiais ir jisai dabar jau dirba jiems ir dėl to jisai buvo ištrauktas, jisai sugebėjo apvienyti visas grupės, bet čia yra tik tai versija, kurią girdžiu. Ir Sirija šiuo metu realiai yra jo, bet jisai žaidžia žaidimą, kad jisai nori nebūti priklausomas vieno Turkijos. Jisai nuvažiuoja Kremliui neseniai buvo, Europoje neseniai, su Trumpu susitiko, jisai nori subalansuoti, vien su Trumpo susitikimas parodo, kad amerikiečiai su juo susišneka. Dar neseniai tu esi kalėjime, nes tu esi ISIS, o vėliau tu susitinki ISIS vadas, o vėliau tu susitinki su Trumpu kaip fantastiškas lyderis. Visi varo popsą žiaurų. Tai jisai balansuoja, bet kokiu atveju jisai balansuoja ir su Izraeliu. Tai Izraelis Sirijos šiuo metu situacijai yra geriausiai įmanoma Izraeliui. Libane yra Hamasas, kuris pabiškai vakcinuojamas, čia yra Irano klausimas. Sirija, fail state, kurios lyderis nori kalbėtis taip pat ir su Izraeliu. Tai duok Dieve. Ir tada be abejo tai patraukia dėmesį, bet didžiosios dalis yra tada lieka Hamaso klausimas. Hamaso klausimą aš papasakosiu truputį platesniam kontekste, kalbėdamas apie Jungtinius Arabų Emiratus. Nes čia yra labai svarbu suprasti, nes čia yra žymiai gilesnis dalykas, tai yra
musulmonų brolyje. Mes aptarsim emigrantus, kurie ateina į Europą ir Hamasą ir kaip tai viskas susiję. Tai papasakosiu jums konspiracijos teoriją. Labai labai didelė. Dar vienas faktorius, kurį norėjau pasakyti, tai kalbant apie kaimynus. Be jokios abejonės ir Trumpo tai yra plane, ir apskritai logika, kad vienas iš dalykų, kodėl Hamasas padarė tai, ką jisai padarė prieš 2 metus, be abejo, jis tai tam ilgai ruošėsi, tai nebuvo tiesiogiai su tuo susiję, bet be abejo, jų veiksmus, paspartino ir artėjantį susitarimą su Saudo Arabija. Jeigu Izraelis būtų pasirašęs susitarimą su Saudo Arabija, tai buvo labai Jungtinių valstijų interesas ir visų regione interesas, tiesą pasakius. Jie norėjo tą klausimą uždaryti, tai būtų naują politinį lauką atidarę. Ir iš esmės tada vienintelė valstybė, Irano labiau, man gražesnis pavadinimas yra Persija, Persijos civilizacija, seniausia, kokia tai gali būti. Turbūt seniausia, kaip civilizacija yra seniausia. Ir jie būtų vieninteliai įstumti į šoną. Visi kiti jau pradėtų normalizuoti santykius su Izraeliu, o Izraelis šiuo metu iš esmės regione yra, kodėl jis yra taip, kodėl jis yra toks trigeris. Jis paprasčiausia, tai yra po Osmanų imperijos, jiem reikėjo kažkokios, vienijančio junginio, ar ne, kiekviena regiono valstybė, taip vadinama, nes tai nėra valstybės klasikinė prasme, tai yra klasikinė, tai kaip mes suprantam, tai yra vakarų susigalvojimas, valstybė, tai yra Vestfalijos taikos sutarties forma, kad valstybė yra suverenitetas, ji turi sienas, logika, tai yra Vestfalijos taika, tai yra vakarų įsivaizdavimas. Tame regione vakarai tiesiog atėjo ir su liniuote nubraižė valstybės, padarė, kas yra Sirija, kas yra tas pats Libanas, tai ten su tušinuku Sykes-Picot nubraižė valstybės ir pasidalino. Kiekviena iš tų bendruomenių, juos jungiantis dalykas, tai buvo neapykanta Izraeliui. Tu vienyji bendruomenę, sakydamas, kad yra blogis, aš būsiu karalius, aš šiandien darysiu tai, ką aš noriu, o jūs visą savo neapykantą nukreipkite į jį. Tai buvo instrumentas. Ir tas santykių normalizavimas, jis vėlgi keičia tam tikrą logiką regione, kad, judam toliau. Izraelis yra, Izraelis bus, judam toliau su tuo. Ir tai yra tada visuomeniai tu turi kažką kitą pasakyti. Ir tai, ką daro Saudo Arabija, ką daro Jungtinių Emiratai, jie kūrė naują logiką, naujas visuomenės jau post naftos visuomenės, nes jie supranta, kad tai nueinanti epocha ir jiems reikia įti 21 amžių visiškai su kita darbotvarkė. Tai tas karinis konfliktas prieš 2 metus atsitikęs su Hamas, jisai nutraukė derybos su Saudo Arabija. Ir dabar vėlgi mes kažkur judam link jų ir tai labai labai pakeistų dalykus. Ir Iranui tai būtų labai labai liskausmas, nes jie tampa tie dar labiau tokie, kraštiniai, kurie nesugeba susidėlioti su realybė. Kas nuliūdino, daug klausinėjau, jūs žinot mano požiūrį į Iraną, Izraelio rimti dėdės mano, kad visgi valdžia per baimę, per tikrai ten daug mirties bausmių, kiekvieną dieną vykdoma, iš tikrųjų ten ta stadija, kai yra baimė, bet jie sako, kad kol kas jie nemato, kad artimiausiu metu ajatolų valdžia nukristų. Čia yra truputį, tai susikerta su mano įsivaizdavimu, nes nekartą jums sakiau, aš iš to, ką aš matau, girdžiu, skaitau, atrodo, kad ten labai labai revoliucinės nuotaikos. Bet Izraelis sako ir kad ir jų smūgiai, ir bendrai situacija, kad tai biški visuomenė mobilizuoja po ajatolomis ir visi bijo čia, kad dar čia pasileis, tapti dar vienu Iraku. Ir tai būtų gaila, nes ajatolos turi kristi ir turi kristi greitai. Nes įsivaizduokit, kaip pasikeistų regionas, jeigu Iranas vien taptų neutraliu. Aš nekalbu, kad jisai tapo kaip šeicho laikais labai labai provakarietiška, pasaulietiška valstybė. Tai irgi, aš manau, ateis.
bet netgi imam tokį scenarių, kad tai yra neutrali valstybė, kaip dėliojasi regionas, kur nėra Hezbollah, kur tų pačių naftos išteklių visai kitoks žaidimas yra logika, kur Iranas, kur yra sena persų civilizacija, labai protingi žmonės, kaip įsitinklina regione ir kaip regionas atrodytų su Iranu, kuris nėra teroristų rėmėjas, kuris neplatina to vėžio visam regione, kaip atrodytų tada tos pačios Maskvos įtaka čionais ir kiti dalykai. Sirija, žiūrėkit, Sirija nebeatsilaikė ir Asadas turėjo bėgti dėl to, kad Rusija, Izraelį pasakė, jeigu ne karas Ukrainoje, be jokios abejonės Asadas dar sėdėtų. Bet Rusija tiesiog nebegalėjo sau leisti Asado laikyti ir jis tiesiog griuvo, nes jie viską buvo nukreipę Ukrainą, viską, ką tik tai gali. Ir iš karto kaip regionai keičiasi, ar ne, kai tas vėžys kažkur Maskvoje ir Teherane jisai susitraukinėja. Tai jūs įsivaizduokit, kaip keistųsi geopolitika to regiono, tada santykio su Europa ir visų kitų dalykų, kaip tai keistųsi, jeigu ajatolos kristų. Patikėkit manim, efektas būtų neįtikėtinas. Dar viena pastaba apie Izraelį, paskutinė, reikia atiduoti jam pagarbą, su tarptautinė teisė jie žaidžia gerai, iš tikrųjų gerai. Kad jūs įsivaizduotumėm, visur, kur vyksta kažkokie kariniai veiksmai, visur sėdi patarėjas teisėjai. Patarėjas tarptautinė teisėjai, su kuriuo yra derinami vieni ir kiti veiksmai, tam, kad atėjus momentui jie galėtų pasakyti, žiūrėkit, čia mes nepažeidžiame jokių tarptautinės teisų dalykų, ar ne? Ir kiekvienam tam štabe sėdi ten teisininkas, akinukais, viskas, ne tokiais, aišku, tokiais teisingais akinukais. Ir jisai tai traktuoja per tarptautinės teisės prizmės, kad prie jų negalėtų niekaip prilisti, kad jūs įsivaizduokit. Pavyzdžiui, Hamasui pagal tarptautinę teisę negalioja tarptautinė teisė klasikinė prasme dėl to, kad jinai remiasi, kad yra taika ir karinis konfliktas. Tai Hamasas, jisai juk netraktuoja Izraelio kaip valstybės, kad jinai neturi teisės egzistuoti. Tai automatiškai teisę pastumia į visai kitą situaciją, ar ne, negu klasikinė, sakykime, netgi ta pati Rusija, Ukraina, ar ne, tai yra dar kita situacija, nes tu netraktuoji savo šalies, su kuria tu kariauji, netgi objektu, ar ne. Vėlgi yra... Man patiko, pavyzdžiui, tarptautinės teisės apibūdinimas, kurį aš išgirdau Izraelį, kad okupacija tai yra efektyvi teritorijos kontrolė. O Izraelis sako, kad jie nekontroliuoja tos teritorijos efektyviai, dėl to tai nėra okupacija. Suprantat, su visa mano meilė ir pagarba Izraeliui, ką aš galvoju apie teisę, yra įdomus mokslas, tiesą pasakius, ar ne, kai kuriais dalykais. Teisė yra įdomus mokslas. Dabar platesnis kontekstas. Jau užsiminėm apie Libaną, apie Siriją, tai yra failed state'ai. Platesnėme kontekste. Jungtiniai Arabų Emiratai, kažkur netoli Saudo Arabija. Be jokios abejonės, Jungtiniai Arabų Emiratai yra utopija, Dubajus, Abu Dabis, čiagi visi sėdi mūsų, kaip pasakyti, dėdės kai kurie, merginos, platesniam kontekste, daug dalykų, kaip mes įsivaizduojam tą patį Dubajų, ar ne, su visais jo pliusais ir minusais. Tai iš esmės tai yra utopija, jie gali savo tai leisti, jie daro paprastą dalyką, mano įstikinimu jie bando padaryti kažką iš savęs tarp Šveicariją. Jie be jokios abejonės daro tai, ką ir Saudo Arabija daro, jie supranta, kad naftos epocha baigėsi ir tai, iš ko jie tiesiog tos rentos, kur tu nieko nedarai, o gauni, ta renta jinai baigėsi ir jiem reikia įeiti naują epochą ir jie tai daro pakankamai efektyviai, jie sukūrė
bent jau Jungtiniai Arabų Emyratai yra visiška utopija, mano įsitikinimu. Kaip aš netikiu utopijomis, tai kai tu tenai sėdi ir tu galvoji, velnės, čia yra utopija, su savo pliusais ir minusais. Ir jeigu tu neturi kažkokių politinių preferencijų, kad tai yra ten monarchija ir visokie kitokie dalykai, tu viskas iš tikrųjų puiku. Jei įeini į tai tikrai puikiai, mokestinė logika, verslo aplinkos logika, aš nesuprantu, kodėl tenais nuvažiavę ekspertai tai gali padaryti ir tai galima įgyvendinti. Be abejo, tai dėl to, kad tu turi labai daug pinigų, ar ne? Bet pati logika, kodėl to negali padaryti vakarų valstybės, man yra nesuvokiama. Ir iš ten plaukiantis verslas iš vakarų valstybių man yra nesuvokiama. Man tokiuose vietose visada yra klausimas apie mus, plačiaja prasme. Ir kur mes esam, ką mes darom, tu susitinki su to šalies, sakykime, įtakingais atstovais, kaip jie komunikuoja, kokią žinutę jie turi, kokį mąstymą jie turi ir galvoji, kada paskutinį kartą tu čia tokį girdėjai politinį debatą. Ir tu galvoji, velnės. Čia yra klausimų, kuriuos mes turim užduoti savo labai daug. Tai va, jie kūrė utopiją, iš esmės yra sukūrė utopiją, kad mes įsivaizduotumėm 3 milijonai jų piliečių, 8 milijonai imigrantų. Šitokios utopijoje man tokia 50-50, bet išvelgiant, kad tai yra super saugi vieta, ar ne? Kaip tai įgyvendinama, aš nežinau. Kaip tu gali įleisti tiek žmonių iš tokių, tiesą pasakius, ir labai keistų šalių ir jausti saugus ir žinot, kad tai yra saugu. Tai yra pagarbos vertas dalykas, ar ne? Vienam piliečiui tenka 3 ar 4 migrantai, ar ne? Tai dar turbūt, kur nors po stalu dar koks yra, tai vienam link 1 prie 5, tai yra kosminiai dalykai. Gal prie 5 nėra, bet 4 turbūt yra. Ir, daugeliu požiūrių tai yra, tu matai tam tikrą utopiją, tam tikrą ateitį, suprasdamas, kad už to slypi labai daug dalykų, ar ne? Kiek autokratija su visa pagarba tai, kas buvo padaryta ir tai valstybei, tai visada turi tam tikrus stabdžius, ar ne? Yra tam tikrai dalykai, kurie yra, apie kuriuos tu negali kalbėti, sakykime, ir kiti dalykai. Ir tai visada po to turi tam tikrus stabdžius ir politikoje, ir visur kitur, ir taip toliau. Mes tai suprantam, kalbant apie autokratijas, bet valstybė sukurta iš tikrųjų puikiai. Valstybė sukurta puikiai, daro dalykus labai logiškai, labai teisingai ir iš savęs daro kažką tarp Šveicarijos, kur susirinkti pinigus ir dabar kalbama apie tai, kad pasileis net kazino. Tai kažką tarp Šveicarijos ir Las Vegaso, kur tu jautie saugus, daug rytų Europos merginų, daug pinigų, daug turtingų dėdžių, kurie tai viską leidžia pas juos. Ir visa tai musulmoniška šalis. Ir kokį dalyką pagrindinį tenais aš išgirdau, kurį aš savo iki galo, žinojau, bet tenais komunikacija labai paprasta. Tai visa pastatyta ant to žinutės yra musulmonų draugija. Jie klausia, what the fuck, Europe? Ką jūs darote čionais ir kodėl jūs taip darote ir ar jums viskas gerai? Ir tiesą pasakius, jūs žinot mano poziciją to klausimu, aš negaliu savo atsakyti, ar pas mus viskas gerai su ta logika. Tai jų žinutė yra paprasta, musulmonų brolyje. Tai ką jūs darote, jie jaučia grėsmę. Kad mes suprastumėm, aš nežinau, kiek iš jūsų esate susipažinę su musulmonų brolijos ideologija, tai turbūt yra, aš bandžiau prisiminti, kokia dar nevakarietiška ideologija mes turim, ar ne, ten liberalizmas, komunizmas, konservatizmas, visas ideologijas, kurias mes turim, jos yra vakarietiškos. Tai vienintelė ideologija nevakarietiška, aš priskirčiau tai prie ideologijos, tai yra musulmonų brolyje. Musulmonų brolyje tai yra Egiptas, tai yra Turkija ir tai yra Kataras. Nes Erdoganas yra musulmonų brolyje. Tai yra ideologija.
Musulmonų brolyje atsiranda 28 metais, kai Egipte, kai toks dėdė Hasanas Albana, jisai nuvažiuoja į Jungtines Amerikos valstijas. 3 mėnesiam, man atrodo, jisai ten keliavo, kažkokią stažuotę Jungtinių Amerikos valstijų laimėjo ar kažkas panašaus. Nepamenu dabar visai. Ir jisai keliauja po Jungtines Amerikos valstijas, jisai pamato tą individualizmą amerikiečių, jisai pamato seksualizaciją labai daug dalykų, daugelio dalykų, na tai kaip mes įsivaizduojame Jungtines valstijas, net atsižvelgiant, kad yra 28 metai ir anksčiau. Jisai grįžta į Egiptą ir jisai sukuria iš esmės tai, ką galima vadinti kontrrevoliuciją, taip? Jisai tą žavėjimąsi vakarais, kuris yra šitam regione, išverčia į kitą pusę. Kad reikia grįžti, tai yra labai griežtas konservatizmas. Labai griežtas konservatizmas. Ir tokių, su religinė potekste, be jokių klausimų. Kur iš religijos, tai yra tam tikri dalykai, visokie konservatyvūs dalykai, kaip mes įsivaizduojam, neinant labai giliai. Ir tai tampa ideologija, kuri ganėtinai išplinta, jinai labai išplinta, jinai populiari Egipte, jinai populiari Turkijoje vėliau po Osmanų imperijos žlugimo ir jos didysis finansuotojas yra Kataras. Nes Kataras gali savo daug leisti, mažai gyventojų ir labai daug pinigų. Tai tu gali pirkti klubus, apie tai pakalbėsim vėliau, ir tu gali turėti labai įtakingas televizijas, ar ne, tu gali savo leisti ir tu gali tuos pinigus leisti įvairiai. Tai musulmonų brolija tenais. Apie organizacijas kalbant, tai yra Hamasas, tai yra ISIS, tai yra Boko Haram, tie visi teroristinės organizacijos, apie kurias jūs žinote žiniose, iš esmės čia reikia atskirti, tai nėra religinės organizacijos kaip toks, tai yra musulmonų brolijos skyriai. Tai yra vienos didelės politinės, jeigu taip galima pavadinti, apimančios tokio internacionalo, kuris vadinasi musulmonų brolyje skyriai. Tai yra toks grįžimas prie konservatyvių vertybių, kontrrevoliucija, jeigu taip galima pavadinti. Ir tai skiriasi nuo vien religijos faktorių, nes tu gali Jungtinėse Arabų Emiratuose kurti tai, ką jie tenai sukūrė, ar ne, tą utopiją, kur ir pasaulietiška, ir Dubajus, ar ne, visomis prasmėmis. Tai tokio Dubajaus tu negali įsivaizduoti kitur. Ir regiono valstybės tokios kaip Saudo Arabija, Emiratai, kitos, jos mato tai kaip grėsmę. Jos supranta, kad tai yra grėsmė jom, jų valdžių vertikaliam, tai ką jos duoda, iš tikrųjų jie sukuria stabilias visuomenės, pasiturinčias, turtingai gyvena tų šalių piliečių. Jie kūrė tam, kad žmonės neįtų tame tarpe ir į musulmonų brolijas. Nes tai jų įsivaizdavimo yra labai didelė grėsmė. Ir didelė dalis migrantų į Europą yra musulmonų brolijos nariai. Tai yra iš tų šalių, kurios propaguoja musulmonų broliją. Tai yra iš tų organizacijų, kurias mes traktuojam kaip, ISIS, Hamasas. Ir kai sako, kodėl, pavyzdžiui, ten valstybės nepadeda palestiniečiam. Paprastos priežasties, dėl to, kad Gazos sektorius yra musulmonų brolyje. Kaip Turkija padeda, bet kiti nepadeda. Jie tai traktuoja, kad, jie nenori tos ideologijos ateimo pas juos. Tai ne vien piliečių klausimas, tai yra musulmonų brolijos klausimas. Tai yra įtakinga, labai fanatiška organizacija. Ir Egipte, kad jūs įsivaizduotumėte, jeigu būtų, kaip buvo nuverstas tuometinis prezidentas po pavasario, ir tas pavasaris didelė dalimi buvo,
inspiruotas, nes musulmonų brolyje dideliai daly valstybių yra pati efektyviausia organizacija. Vienintelė kartais institucija, kuri veikia efektyviai. Ir pavasaris visas, kuris buvo musulmonų, viso to regiono pavasaris, jisai buvo didelė dalimi inspiruotas musulmonų brolijos. Ir tada ateidavo lyderiai tenais. Ir lygiai taip pat atėjo Egipte. Jeigu prisimenat, buvo nuverstas tuomis prezidentas, iškrito pavardė, jis buvo nuverstas ir atėjo musulmonų brolijos nariai į valdžią. Ir tada kariuomenė pasakė, žiūrėkit. Ir nuvertė juos ir užėmė valdžią ir dabar tai yra vėl generolų valdžia, kuri supranta, kad jeigu būtų demokratiniai rinkimai, musulmonų brolyje laimėtų. Ir jie neįleidinėja palestiniečių ir dar ir dėl to, kad tai yra musulmonų brolijos žmonės, kurie prijaučia musulmonų brolyje, nes Hamasas yra musulmonų brolyje. Ir kariuomenė tai mato kaip grėsmę. Ir didelė dalis regiono monarchų, kariniai dalykai, jie visi remiasi tuo, kad viena didžiausių grėsmių yra musulmonų brolyje. Kokią versiją išgirdau, tai galbūt konspiracijos teorija, bet kad mes užfiksuotumėm. Ir tai, ką aš girdžiu, sako, kodėl, kas pas jūs yra su migrantais. Didelė dalis tų migrantų yra musulmonų brolijos vienu ar kitu atstovai. Tai nenoriu kaip konspiracijos teorija, bet kur čia ateina ir kažkokį turi planą, bet sakė, tai yra bent jau iš tos pusės girdžiu, kas buvo pasakyta. Logika labai paprasta, jie ateina, jų tikslas yra įsitinklinti į politinės organizacijas, jie supranta, kaip veikia demokratijos, jie nori dirbti su partijom, ypač kairiosiom, kurios tuos migrantus, akceptuoja tam, kad su jais dirbti ir įsitinklinti į visuomenės, siekiant savo tikslų. Įvairių man buvo pasakyta versijų, kaip tai atsitiko, kad tai buvo iš esmės, Mi-6 kažkada sutraktavo musulmonų brolyje. Tai saugia organizacija, jie buvo, čia dabar kalbu apie vakarus, iš esmės ankstesniais laikais dar iki. Ir jie buvo įsileisti į Europą ir kas visų pirma, jie buvo įsileisti į mečetes vakaruose. Ir jie ten pradėjo savo ideologiją skleisti ir logiką. Tai yra musulmonų brolijos ideologija. Ir kad tai yra didžioji problema ir grėsmė. Ir vakaram norint atgauti savo logiką, čia ne Lietuvos atveju be abejo, pas mus kiti dalykai, dar kiti specifika, bet jeigu jie nori vakarai atgauti savo įtaką tose bendruomenėse, tai jiem reikia pradėti nuo išvyti musulmonų brolijos atstovus iš mečečių ir tenais turi būti, taip sakant, tie, kurie mokina bendruomenės einančiais į mečetes, ten turi būti prižiūrimi dalykai. Tai va, tokie dalykai, tokia situacija ir tiesą pasakius labai dinamiška, 2 metai yra neįtikėtina, kai viskas pasikeitė nuo tos savaitės kai aš nuvažiavau, kaip regionas smarkiai pasikeitė, tu reflektuoji, kur yra Sirija, kur dabar yra kaip atrodo kitos valstybės, kaip dinamiškai yra situacija Izraelį normalizavimo santykių su kitam teritorijom, tai kas darosi Gazos sektoriui ir su visais, tai tiesiog turi praeiti, bet tai yra neįtikėtina kaip laikas veja įvykius, ar ne? Tai va, tiek minčių, su komis norėjau pasidalinti iš čia. Gal kažką praleidau, bus kitų progų apie tai pasigilinti, bet logiką, manau, jūs supratot. Ok, dabar dar vienas dalykas, kurį norėjau kažkada išvystyti tekstu, susidėlioti, rinkausi informaciją, klausinėjau žmonių ir susidariau tam tikrą vaizdą. Ir norėjau ramiai tai padaryti, bet reikia reaguoti greičiau dėl to, kad prezidentas išstojo su to savo keistu tekstu.
taip, kad prezidentas tai darytų, mano įstikinimu, čia yra vienas žodis, kuris vadinasi desperacija. Bet desperacija ne prezidento, leisiu savo pasakyti, desperacija tų, kurie paprašė tą teksto atsiradimo. Ir manau, kad tas tekstas, čia yra mano asmeninė nuomonė, tikrai neturiu informacijos, manau, tas tekstas tikrai atsirado vienos technologinės bendrovės rinkodaros skyriuje ir prezidentas jį tiesiog ištransliavo. Na ir po to Eurolyga jį pasveikino, Eurolygos direktorius, pranešimas spaudai jį pasveikino. Na, gerbėmieji. Tai kur mes esam? Eurolyga ir NBA dėrėjosi dėl bendradarbiavimo ir sukūrimo, dėl bendradarbiavimo ir kūrimo lygos. Jie nesusitarė, Eurolyga, kiek žinau, grubokai pasiuntė ir Eurolyga pažiūrėjo į kitą pusę, į FIBA. Ir jie pradėjo bendradarbiauti, jie vesti dėrybas dėl bendradarbiavimo ir panašu, kad tas laiškas prezidento tai yra parodymas iš tikrųjų, kad dėrybos nuėjo labai toli. Manau, kad Eurolyga nesitikėjo, kad tai viskas sėkmingai vyks greitai ir sėkmingai ir kad mes turėsim tą situaciją, kurią mes turėsim. Dabar, kad mes suprastumėm, klausimas yra dviejų lygių. Tai yra ne tik lygos, bet ir klubų. Lyga gyvena savai, kažkas tenais gims, to mes tai aptarsim, bet tai yra klausimas, kuris yra paliekamas, tai nėra vien lygos klausimas. Tai yra tai, kas jau už uždarų durų vyksta Europos krepšinyje su klubais ir artėja. Tai yra dideli pinigai ateinantis, kurie norėtų kartu su tais klubais, su NBA lyga ateiti irgi į Europos krepšinį. Aš manau, čia yra didysis klausimas. Ir jie atneštų daug dešimčių milijonų tam, kad jie galėtų įsitinklinti į tą lygą ir jos augimą, nes Europa yra matoma kaip didelė rinka. Europa yra matoma kaip didelė rinka, kuri neišnaudota. Eurolyga kuria produktą, bet aš taip suprantu, jisai nėra toks, kaip yra įsivaizduojama, kad jisai galėtų būti Europoje, padarant tai, įsukant, pavadinkim taip, šou biznį. Ir pabiškai mes matome judesį, kuris, patenka tik tai į antraštės, kai ten kokie nors Ispanijos klubai ar ten prancūzai pasako, kad jie pereina į čempionų lygą, ar ne? Ir visi tai sutraktuoja, eik, ta prasme, bet iš tikrųjų tai yra paviršinis lygis didesnių dalykų, kurie pradeda vykti Europos krepšinėje. Ir dideli pinigai pradeda ieškoti, kur galėtų įsitinklinti Europos krepšinėje. Jiem turbūt nėra klausimo ten, tai yra daugiau apie rinką klausimas, o ne apie kažkokį brandą ar ką. Tai yra klausimas, kai tu ateini ir ten atvažiuos tavo kokią rinkodaros komandą, kuri ten įsuks ir padarys dalykus. Tai čia turbūt yra tas įsivaizduojamas klausimas kitaip. Vėlgi, kaip tai bendradarbiautų su NBA, kol kas nėra aišku, nes klausimas yra logistikos ir pati NBA nori dar kelias komandas įsimesti. Tai be jokios abejonės tų rungtynių sezono yra daugoka, bet yra play-offai, yra divizionas, kuris po to kažkurai stadijoje pasijunga, yra visi dalykai, kurie pradėti kaip normali paprasta lyga, kuri po to žaidžia. Daug variantų, kurie palaipsniui gali realizuotis, įtraukiant ir Europą į ilguoju laikotarpį net į NBA žaidimo logiką, kuri dabar kol kas sunkiai įsivaizduojama, dėl to, kad vėl sakau, NBA yra play-inas padarytas tam, kad klubai, ten pusė klubų tiesiog nesinkintų sezoną po 20 rungtynių, jie tiesiog nieko nebedaro, nes jie supranta, kad jie nelaimės, tai jie tada laukia pirmojo vietos drafto ir tiesiog nieko nevyksta. Ir ten 15 klubų žaidžia krepšinio, visi kiti nežaidžia krepšinio. Tai kad taip nevyksta, atsiranda play-inas, vėl NBA gyvena savo gyvenimą. Tai gali užtrukti, bet esmė tokia, kad NBA kaip lyga
mato čia didelę rinką, jinai ateina su dideliais pinigais, su televizijos teisių dideliais pinigais, čempionų lyga čia ateina irgi su pinigais ir tam tikrų sportinių principų, kuris viena ar kita forma išliktų, bet tai mano įstikinimu daugiau yra teorija dėl to, kad jeigu yra rimti dėdės nusiperka klubą, įmeta daug, tada ateina NBA ir šiaip centam duoda, kad būtų įdomiau ten kokį ten 10-15 milijonų, kad nusipirkti žaidėjų ir tu esi toj situacijai, kad be jokios abejonės tau tada tampa, konkuruoti su kitais, kurie tų milijonų neturi, būtų įdomesnis atvejais, kai tavo ten biudžetas ten nuo 30 prasidėtų, o kitas klubas ten turėdavo 7-8. Tai kas tas sportinis principas, be jokios abejonės yra truputį pritrauktas dalykas, atsižvelgiant į tai, kokią situaciją galim turėti. Bet vėlgi, tai priklauso nuo klubų, kurie priklausytų nuo klubų, kurie kas būtų jų savininkai. Nes čia yra įdomesnis efektas. Jeigu pastebit, sporte yra labai didelis judesys apskritai ir NBA komandų pirkime, ir futbolo komandų Europai pirkime, ir apskritai labai rimti pinigai ateina į sportą. Aš bandžiau suprasti, kodėl. Ar tai dėl to, kad rinkodaros principų neišnaudota rinka, kuri turi galimybės augti ir dėl to tokie ateina pinigai, ar tai yra susiję ir su ta pačia dirbtinio intelekto epochos atėjimu, kai žmonės ieškos dalykų, kurie yra tikri, ar ne? Daug profesijų pasikeis, daug darbo rinkų pasikeis, daug dalykų pasikeis, bet tu visada norėsi matyti tą krepšininką, kuris ten Dončičius išbėgo su pilvu ir vis tiek tenais centruodamas įmetė 2 taškus, ar ne? O tu nenorėsi žiūrėti kokio ten Pokemono su dirbtiniu intelektu, kaip jisai ten žaidžia krepšinį ir tobulai viską sumeta. Tai bus sritis, kurios liks tiesiog žmogiškos. Ir show business, sporto industrija turbūt yra tos sritis, į kurias dėdės su rimtais pinigais supranta, kad tai yra viena ar kita forma ateitis. Ir todėl, čia yra mano versija, ir todėl tame tarpe į sportą ateina tokie dideli pinigai ir mes matome tą judėjimą sporto rinkoje. Tai galbūt šitame kontekste irgi. Ir tai yra, po to vėlgi mes turime krepšininkus, tie, kurie turi tikrai pinigų ir kurie nori investuoti į komandas, ar ne? Ten visokie parkeriai, tai dabar yra visokie Durantai, Antetokounmpo ar kas nors, kurie turi pinigų, jie nori investuoti, bet jie negali prieiti prie tų didžiųjų klubų NBA, jie neturi tiek pinigų, ar ne? Tai yra ne tas kapitalas, netgi bendradarbiavime su fondais, kapitalo fondais. Ir jie eina į Europą, jie ieško klubų ir NBA lygos atėjimas automatiškai suponuoja, kad atsirastų, jiem galimybės kurtis klubus, daryti klubus ir toje lygoje tinklintis ir auginti ir taip turėti labai labai gerą investiciją visomis prasmėmis ir būti kažkur arti krepšinio. Tai čia irgi yra kontekstas, kurį turime suprasti. Tai aš tik noriu pasakyti, kad revoliucija, iš tikrųjų revoliucija, girdžiu apie revoliuciją už uždarų durų ir labai dėlius pasistumdymus. Ir tos kalbos, tas prezidento išstojimas, tai yra tam tikras beviltiškumas tų, kurie supranta, kad velnės, jie labai gerai įsitinklino vienoj vietoj, bet jie gali būti palikti už borto kitoj, nes, ta prasme, jie visą save investavo į vieną vietą. Ir tu negali parduoti klubo, nes tai yra tavo nuosavybė, tu turi akcijas. Ir jeigu ateis rimti dėdės ir sakys, gerai, mes čia užsuksim produktą, padarysim dalykus, bet mes be jokios abejonės norim turėti turtą, kapitalą. Jie be abejo to nenori paleisti. Kai kitur yra klubai, kurie nebrangiai parduodami ir iš kurių
tie po to gali užsukinėti dalykus. Tai jūs supratot, ką aš noriu pasakyti. Manau, kad viena ar kita forma, tai yra mano spėjimas, bet viena ar kita forma. Ir girdžiu, bet spėjimas, kad vis tiek Baltijos šalyse bent viena komanda, kuri rimtai pajudėtų, turėtų būti. Ir matysim, kas tai bus. Kur yra įdomiausia rinka Baltijos regione, bent viena, kur yra miestas, kur yra arba yra arena, arba jinai greit pastatoma ir visi kiti dalykai. Na, čia jau sutvarkomi technikos klausimas, bet bus įdomu. Labai daug nežinomųjų, tikrai labai daug nežinomųjų, bet vėlgi yra teisėj sakoma konkludentiniai veiksmai. Konkludentiniai veiksmai yra, kai tu matai kažkas netiesiogiai vyksta, bet kažkas per aplinkui vyksta ir tu supranti, kad aha, tai įvyko. Tai kaip dabar prezidento komunikacija sutraktuokite, kad yra labai didelis judėjimas ir tie žmonės, kurie yra tik krepšinio, mato, kad vyksta labai rimti dalykai. Ir jie supranta, kad jie gali likti paraštėse. Labai daug šansų, kad gali likti paraštėse. Ir iš čia atsiranda dalykai. Bet traktuokite tai paprastai. Žiūrėkite, kad Europos krepšinį reikia konkuruoti. Ir mums reikia judesio. Ir mums reikia daugiau nei Eurolygos. Ar ne? Jeigu Eurolyga yra toks geras produktas, jokių problemų. Jinai nukonkuruos, nieks neis. Tie pinigai tiesiog išgaruos, krepšininkai neis į tuos klubus. Bus jiem neįdomu. Ir visi tie pinigai tiesiog užsilenks. Ir sakys, metam, investavom čia labai daug, bet tiesiog metam ir uždarom. Galbūt, o galbūt ir ne. Tai tiek galiu papasakoti ir ačiū Jums. Iki kito karto.